5 sekundėlės parašau karišką ginklą. А что-то как per детали? 100 секундėlės nuotraukom turi būti. Хорошо сделано. М16. Kiek kainuoja? Kainuoja. Ну, Čia yra pagal procentus, kokiam reikalui, skolai išmušti. Dar kažko. Kokie čekai čia per detali? Čia yra tai toks durnas daiktas, kada aš spiną užtaisau, va žiūrėkit, aš galiu šitą paspausti ir spina gražiai nueina. Spinos nėra čia. Aš uždarau šitą ir jeigu ten reikalui esant, jau yra komanda ten šūvis dar ir jau šaudau. А jūs čia pasiruošėt šūvį? Pasiruošiau šūvį, čia yra tiesiog pasiruošimas. Na vėlgi, matot, šitas daiktas, pavyzdžiui, o šitas daiktas. Jeigu aš nemetu, o šitą gang palydžiu. O tyliai, reikia tyliai naktis. Kad visas būrys neklaksėtų. Aš palydėjau, su šitų reikalo šovinį dataisiau ir aš jau pasiruošęs. Kad visas būrys neklaksėtų. Nu, jeigu ten bus 30 ir visi pradės ten... Visas miškas... Tai jisai nusileidžiamas. Šovinys nueina ir viskas. Kad visas būrys neklaksėtų. O jis dar M16 yra ginkluoti, ar ne? Ta prasme... Nu, mes ginkluoti. Aš nežinau, kas kaip, kokį karą laimėjo, bet mes ginkluoti. Prašom viso gero. Palauksiu, čia jau bandyta turbūt taisyt buvo. Vienos nėra. Сильно с автомата, смотри. Koks kulkos skridimo greitis? Ta, nu, atstumas. 400 metrų jau dar galima kažką daryti. Kažką galima daryti. Čia yra tikras ginklas. Ne, dėl to, kad jie nesiskiria, bet čia yra tikras. Taip, čia yra tikras. Kas? Kad daiktas galėtų kalbėti už save, tai jis Skaitliuko čia? Kaip rusai darydavo dryžių, ne, dryžių nėra. Ten būna rusų kariuomenė, ten darydavo dryžių. Prašau, prašau. Čia amerikietis. Nuotrauką greitai. Kol dar dėdė leidžia. Visada leidžia. Parodysiu po tavanui. Galia gal kad ir paspausti. Ne, also